Gerbiami žiūrovai, jūsų dėmesiui tiesioginis reportažas iš įvykio vietos. Lietuvoje pirmą kartą atidaryta automatinė degalinė. Vietos gyventojai tvirtina, kad jiems labai patinka kokybiški degalai, tačiau didžiausia nuostaba kelia automatizuotas degalų pylimas. Ryte atidarytą automatinę degalinę apsupo ne tik Kauno, bet ir gretimų apylinkių gyventojai. Automobilių eilės nemažėja visą dieną. Prognozuojama, kad jos gali tęstis iki pat vidurnakčio. Laimingieji, kuriems pavyko iš pirmo karto įsipilti degalų, neslepia džiaugsmo ir energingai patarė kitiems. Iš lūpų į lūpas keliauja žinia, kaip veikia automatas, kada ką spausti, kur įdėti pinigus ir kaip pakabinti pistoletą. Mūsų reporteris pakalbino laimingąjį. Mūsų supa 1999 metai. Taigi šie metai tikrai įstriks lietuvaičiams į atmintį, nes šiais metais atidaryta pirmoji automatinė Neste degalinė. Tai yra, jie atidaryta yra Kaune. Taigi mes kalbiname pirmąjį jos lankytoją. Pirmąjį, kuris susipylė sėkmingai degalų. Sveiki. Matau, kad jūs esate nevietinis. Iš kokio miesto jūs atvykote į šią nuostabią degalinę? Iš Vilniaus važiavom iš Fabijoniškių atostogų į Palangą, pasiskaitėm laikraštį, kad bus degalinė, atvažiuojam, atidarimas, įsipylėm. Matau, kad tikrai sukorėte tikrai netrumpą kelią, kad užsipilti čia degalų. Ar jūs žinote, kad jūs esate pirmasis, kuris atvykote į automatinę degalinę ir sėkmingai užpylėte degalų savo žydrajam Žiguliui? Kaip jums tai pavyko? Gal galite išduoti paslaptį? Aš visada pasiskaitau laikraštį, kas kur atidaroma, pirmas privažiuoju ir... Ar nebuvo baugu? Pasakykit, kaip jūs išdrįsote dėti pinigus į jums nepažįstamą automatą? Ar jūs supratote, kas yra parašyta ant jo? Pradžioj, kas parašyta, supratau, kur įdėti, truputį galvojau įdėti, neįdėti, bet paskui įdėjau, susimokėjau. Tai vis dėlto įdėjo, taigi sveikinu jūs. Matau, kad jūs važiuojate ne vienas, aišku, į pajūrį. Norėčiau paklausti, čia jūsų žmona, taip? O kokie jūsų pirmieji įspūdžiai? Kokias gal sukelia jums kažkokias tai emocijas, gal kažkokias sielos vibracijas? Taip, aš buvau iš pat pradžio įsigandusi, nes galvoju, tikrai nei grąžos duos, pradėsiu visą sumą, o žinot, nemažai vis dėlto. Tai buvau biškiai išsigandusi, bet viskas gerai, tokia degalinė, žinot, pirmą kartą. Esam patenkinti. Su Birute važiuosim dabar, kiekvieną kartą pilsimės. Tik tai čia, žinokit. Dabar tik tai čia. Labai paprasta, patogu. Ir mums tikrai džiugu, kad žmonės išvažiuos laimingi iš automatinės Neste degalinės, taigi jums laimingo kelio. O mes atsisveikiname su jumis ir linkime visiems užsipilti degalų laimingai ir sėkmingai.